Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Nuomotis automobilį lengva. Mobile LT. Patikimas partneris. Primenam, šiandien yra sekmadienis, rytoj darbas, ponai. Kad ir kaip būtų gaila, bet kol kas apie tai negalvokim, o šiandien pagalvokime apie elektrą ir elektromobilius. Taip, nes šiandien savo ekranuose matysite ne bet ką, o Mazda MX-30. Tad važiuojam. Man labai patinka automobiliai, kurie turi aiškią paskirtį. Štai šis automobilis turi labai aiškią paskirtį, kurio neslėpia ir pati Mazda. Tai yra antrasis šeimos automobilis skirtas važiuoti tik mieste. Taip, tai yra išskirtinai miestui skirtas elektrinis crossoveris. Kodėl? Šis elektromobilis yra pagamintas ant Mazda CX-30 bazės, bet tai yra tikras grynakraujis elektromobilis ir jis turi ganėtinai nedidelę bateriją šiems laikams. Taigi, tai yra apie 36 kWh, šiek tiek mažiau negu 36 kWh, iš kurių naudotina yra 30. Mano pirmas faktas buvo, kad tai yra miestui skirtas automobilis. Dabar paskaičiuokite visi brangų žiūrovai, kiek jūs per dieną nuvažiuojate mieste kilometrų. Ok, šita baterijos talpa šiam madingam crossoveriui leidžia nuvažiuoti max 200. Tokiu oru kaip šiandien, kaip matot, aš esu trumpomis rankovėmis, bet nėra ypatingai karšta. Jūs nuvažiuosite apie 180 km. Ne, 200 įveiks. Neįveiksi 200. Bendrai, jeigu mes dabar matėm ir teisingai matėm, mūsų akys nemeluoja, rodė sąnaudos 17 kWh, tai labai lengva paskaičiuoti, tai jūs tada 200 km neįveiksit. Kaip Izidorius ir minėjo, teisingą faktą įveiksite apie 180 km. Bet čia esminis klausimas. Ar tau neužtenka mieste dienai? Čia net ne dienai, tau net teoriškai užtektų 3 dienom. Mazda specialiai į šį automobilį dėjo tokią bateriją, nes norėjo šį automobilį padaryti patraukliu pirkėjams savo kainą. Šio automobilio kaina, gerai, mes taip imam maždaug vidurkį, tai yra prasideda nuo 35 000 eurų naujo automobilio kaina. Ir šitas stovintis mums už nugaros kainuoja 40 plus. Tai jau nėra labai mažai. Mano nuomonė vis tiek baterija šiem laikam yra mažoka, bet 35 už panašius pinigus gali nusipirkti Opel Mokka E. Aš beje, kuri turi 50 kWh talpos bateriją. Bet aš dabar domėjausi šitais automobiliais ir jau tokie automobiliai gali rasti ir naudotą. Tikrai taip. Gali rasti naudotą ir jų kaina jau krinta žemiau 30 000. Taip. Bet pirkdami automobilį, kuris jau buvo važiuotas, jūs visą laiką rizikuojat, o ta rizika gali jums labai sumažinti Car Vertical. Tiesiog įvedate kėbulo numerį į Car Vertical sistemą ir jums parodo visą automobilio istoriją, ką jis veikia. Visą paslėptą automobilio istoriją. Ką jis veikia iki atsidurdamas skelbime arba jūsų kieme. Mes tai nieko neslėpiam. O dar geriau Car Vertical ataskaitas įsigyti su nuolaida, o kaip tai padaryti, matote ekrane. O aš dabar norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, šio elektromobiliuko baterija yra jo silpnoji pusė, bet jis turi ir stiprių pusių. Tai pati stipriausia šio automobilio pusė yra išskirtinė jo išvaizda. Taip, automobilis, žinai kas, aš kaip pirmą kartą gatvėje pamačiau šitą automobilį, man jisai, dabar jau čia sulyginsiu, aš čia žinau, kad internetai galės užkomentuoti, man jisai labai priminė, žinai kokį, Toyota FJ Cruiser. Ne vien dėl to. Aš labai norėčiau surasti, kiek epizodų Paulius kokį nors automobilį lygino su Toyota FJ Cruiser. Kodėl? Labai daug buvo. Ir dar vienas yra panašumas šito elektromobilio su FJ Cruiseriu, tai šitos durys. Štai taip atsidarančios galinės durys, va čia aš pripažįstu, kad čia yra šito automobilio minusas. Mes filmavom BMW 3, kur durys atsidaro identiškai taip pat. Ir Paulius ten stipriai susitrenkė galvą į spyną esančią per vidurį. Ir pasiekmes jaučiamas iki šiol. Čia yra crossoveris ir jisai iš išorės atrodo pakankamai normalaus dydžio automobilis. Neapsigaukit. Ne. Tai yra mažas automobilis. Kaip Izidorius ir švelniai minėjo automobiliukas, nes vietos gale mes turime... Simboliškai. Kodėl aš nepirkau i3? Tai buvo vienas iš mano favoritų automobilių, jis yra iki šiol. Įdomu, kad BMW i3, būdamas trumpesniu automobiliu, vietos gale turi daugiau. Dabar žiūrėkit, dabar mes pademonstruosim, kaip taip veikia. Izidorius yra mano vaikas ir aš važiuoju, sakau, Izidorėlį, šokį galą, vėluojam į mokyklą, važiuojam. Aš prieinu, pasimetu.
Nežinau, ką čia daryti, kur čia lupt, už čia gal lupt. Bet griebiu už tėčio durų ir sakau, ką daryti, kaip man lipti tą galą. Ką mes norim jums parodyti šituo išsamiu eksperimentu? Ogi tai, kad galinės durys neatsidaro, jeigu jūs neatsidaro priekinį. Dar įdomus dalykas, kad jeigu jūs užsimirštumėt ir priekinės durys būtų uždarytos ir netyčia darytumėt galinės duris, tai labai stipriai jas sudaužytumėt. Va. Sprendimas įdomus, atrodo įdomiai, bet ar jo reikėjo, nežinau. O vietos, kaip matote, gale nesočiai. Labai įdomiai, bet matai, kad pas tai stumdosi sėdynės, tu gali pastumti priekinę sėdynę elektronikos pagalba. Kitas dalykas, kalbant apie elektroniką, mane nustebino, kad elektromobilis turi vieną elektrinę sėdynę ir neturi elektroninės bagažinės. Tai man kažkaip keista. Nu tai kaina, šiaip tai nieko čia tokio aš stebuklingo nematau. Daugelis pigesnių elektromobilių neturi elektrinės bagažinės. Bet elektroninė bagažinė yra gėris. Jeigu jūs ant savo automobilio norite uždėti antakius ir šitaip jį patobulinti, su Mazda jums nepavyks, nes šis automobilis buvo patobulintas jau gamykloje ir antakius gavo gamykloje. Bet labai įdomių sprendimų yra ir man jie patinka tokios aštrios formos, tiek priekyje, tiek gale tie žibintai tokie iššokę. Ir bet kokiu atveju turbūt sutiksime, kolega, kad automobilis atrodo gerai. Taip, jis atrodo gerai, išskirtinai, svarbiausia, nenuobodžiai. Gerai, ir štai mes automobilio salone ir nežinau, man, pavyzdžiui, Mazdų vidus labai patinka ir žinai, kas yra vienas dalykas, kad aš čia jaučiuosi kaip žymiai aukštesnės klasės automobilį. Kas man labai nepatinka šita plasmasė. Jinai labai duoda pigumo. Ja, pagadina šiek tiek salono vaizdą, nes šiaip salonas atrodo ganėtinai prabangiai. Žiūrėk, čia kokios kokybiškos medžiagos. Labai įdomiai atrodo kamštinė danga. Pirmą kartą automobilio salone matau kamštinę dangą. Kadangi mes esame intelektualių pokalbių ir žaidimų laida, dabar Izidoriui užduosiu klausimą, kurį buvau pasiruošęs iš anksto, besiruošdama šiai programai. Izidoriau Paukšty, sakykite, prašau, kaip jūs manot, kodėl čia yra panaudota kamštinė danga? Nes čia yra perdirbtos medžiagos. Pirmas jūsų atsakymas neteisingas. Antras spėjimas. Matau, kad nežinai. Kad automobilis būtų labiau degus? Pasakyk, kad nežinau. Pasakyk, kad nežinau, tada pasakysiu. Ne. Tempsiu laiką, bet neprisipažinsiu tikrai, kad nežinau. Pasakysiu kodėl. Nes Mazda visą apskritai savo egzistavimą pradėjo nuo ko? Nuo kamštinės dangos? Nuo butelių kamščių gamybos. Eik tu? Taip, ir čia aliuzija į tai, nuo ko prasidėjo Mazda, į istoriją, istoriniai momentai. Aš kodėl negalėjau va tokias čia panaudoti? Nu kaip? Gerai atrodytų, ne? Ta kamštinė danga čia. Nežinau, man vidus, aš sakau, jeigu ne šita plasmasė, aš daugiau neturiu ne vieną priekaištą. Jeigu mes jungiame vehicle not switched off ir dabar užsidega ir man labai patinka, viskas čia yra labai gerai. Labai gerai atrodo šitos multimedijos grafika, tarp kitko. Man labai nustebino. Ir labai įdomus sprendimas yra tas, kad klimatroniką valdyti galim tiek ekrane, tiek fiziniais mygtukais. Puikiai. Aš kuo toliau, čia yra automobilis labiau skirtas dviem. Žinok, aš einu į šitą, nes priekį čia sėdint viskas yra puikiai. Bet dabar pasižiūrėsime, kas bus. Jeigu aš įsitaisau taip, dabar jau sau, va taip pavairuočiau. Dabar pažiūrim, kas bus, jeigu kas nors norės atsisėsti man už nugaros. Štai Izidorius tėtis sėda į priekį. Nu ir kaip palauk, nekalbėk. Izidorius tėtis Paukštys atsisėdo automobilio priekyje. Dabar jau taip gerai tau būtų vairuoti. Dar galiu atlošą šiek tiek pasilenkti. Jo, dabar gerai. Ir dabar Paulius vaikas lipa į galą. Saugokitės, štai šio čia turėtų būti nudažyta. Rimtai pamiršau pasakyti atsargiai. Mes negalim sau leisti, kad tu galvą dar kartą trinkteltum. Jau gana mum. Kaip sekas? Nu, žiūrėk, ir atsisėdau. Nu ir sėdėk. Nu, žinok, nėra čia taip, bet, pavyzdžiui, dabar vaikas nori išlipti. Nu, duris tai tikrai nepatogiai atsidaro. Bet, pavyzdžiui, dabar, jeigu tu mane tėtė erzini, aš va... Kodėl aš negaliu tavęs pastumti? Todėl, kad aš sėdžiu ant tos sėdynės. Aš negaliu tavęs pastumdyti? Ne. Aš turiu išlipti. Nesąmonė. Labai gerai padaryta. Nėra čia ko vaikam reguliuoti tėčio sėdynę. Ai, susinervinau. Norėjau pastumti tave. Palauk, išlipsiu. Štai išlipo Izidorius tėtis. Tada aš pasistumiu sėdynę. Palaukia maždaug apie kokią pusvalandį. Va, jeigu Izidorėlis Paukštys būtų va toks mažas, tada aš tilpčiau labai gerai. Ne, išlipimas tai nėra patogus.
Galvą į spyną daužys žmonės dažnai. Aš norėčiau, kad būtų standartinį įrangoj kažkoks paminkštinimas arba šalmas. Šalmo reikia. Taip, nusikabini, užsikabini ir lipi. Tada būtų, šalmas iš kamštinės dangos, pavyzdžiui. Taip, bum, o ir nieko, bum. Čia yra didžiausias krovimo lizdo dangtis, kokį aš esu matęs savo gyvenime. Čia yra tiesiog papildoma opcija. Jeigu matote, kad jūsų baterija senka ir važiuojat pavėjui, tiesiog atidarote štai šį ir jumis vėjas nupūs iki pakrovimo stotelės. Labai praktiška. Kaip būrė galite naudoti. Taip, labai praktiška. Automobilio bagažinė yra labai gero dydžio. Automobilio miesto dydžio labai gerai. Bagažinė gera. Man atrodo, daugiau negu 360 litrų. Tai yra kokiais 50 litrų daugiau negu, pavyzdžiui, Peugeot 208. Aš norėčiau paklausti, kodėl miesto automobiliui reikalinga bagažinė, nepaliekant vietos keleiviam gale? Todėl, kad dėl mados, kad nuožulnus stogas suteiktų automobiliui sportiškumo. Todėl, kad dėl mados. Taip, dabar atėjo laikas įsiaiškinti, kaip šitas mobilis važiuoja. Taip, kad... Nu? Važiuojam. Ne taip, aš mačiau praeitą laidoje, žiūrėjau tą gatvę. Važiuojam. Važiuojam. Oi, kaip atlėkė Passatas, kad tik neneštų priekio. Ui, kaip arti. Labai arti pravažiavo Passatas. Vidurs beveik žuvo. Gerai, automobilis pajuda sklandžiai, bet čia elektra, viskas ok, dabar mes išbandysim regeneraciją. Tai regeneracija yra labai silpna. One pedal drive'as bus mieste sudėtinga. Stoja, bet norėtųsi žymiai efektyvesnė, nes, sakau, jeigu su one pedal drive'u, dabar jis atsitstoja, o mes lekiam nuo kalno. Stabdyk. Gerai, bet šiaip automobilis rieda smagiai. Man, sakau, labai, čia turbūt, aš manyčiau, kad daugumai žmonių būtų kaip pliusas, kad jūs sėdit labai aukštai. Aš norėčiau nusileisti sėdynę žemiau, bet tai nebenusileidžia. Tai jūs esat priversti sėdėti aukštai, tai aliuzija į FJ Cruiserį, kad jūs sėdėte aukštai ir viską matot. Toliau kalbant apie šitą automobilį, dabar važiuosim nelygių keliu. Toks standokas, bet nepasakyčiau, kad jis per kietas. Visai patogus. Važiuojam dabar 50 km/h greičiu, šiek tiek girdime nuo ratų ūžesį. 100 kW variklio užtenka mieste per akis, nes tai yra elektra. Jisai važiuoja iš karto, o net prasuko ratus. Ne, visai patogus iš tikrųjų. Dabar važiavom per labai nelygias kelio vietas ir iš tikrųjų automobilis yra standus, bet ne per kietas. Man jis patinka. Daugiau važiuoja visiškai taip, kaip važiuoja visi. Jokio skirtumo aš jį negalėčiau pasakyti. Gerai, man dabar didžiausias klausimas yra šito automobilio kaina. Viską jis daro gerai, jis važiuoja patogiai, jis važiuoja nelabai toli ir jo kaina, kaip mes minėjom, yra jo stiprioji pusė. Bet dabar man, nežinau, dabar labai kyla dvejonių, ar iš tikrųjų ta kaina gera. O važiuoja jisai gerai ir patogiai. Nieko, kaip miesto automobilis, jis važiuoja, traukia per akis, jis yra pakankamai standus, bet ne per kietas. Sėdėti aukštai mieste turbūt daugeliui patinka ir jūs viską matot ir viskas yra patogu. Man nepatinka. Bet čia nėra ta laida, kur mes sakom, mums patinka ar nepatinka. Čia tikrai ne ta laida. Čia šis nebe laida. Tai teisingai. Prisiminkit, kad jūs žiūrite tarptautiniu mastu pripažintą instaliaciją. Na, šitas virtelė tai kažkoks nesusipratimas yra. Kažkaip aš jau atpratęs nuo tokių daug eigos turinčių svirčių, nes elektra iš vis dažniausiai paskutiniu metu naudoja mygtukus arba kažkokią mažą labai svirtelę. Ne, kameros super Mazda, man patiko, man labai patinka klimatroniko valdymo šis ekranas, kuris turi dar ir fizinius mygtukus, gali valdyti tiek per fizinius mygtukus, tiek per ekraną. Labai patinka skydelis, viskas atrodo moderniai, grafikos labai geros, meniu ganėtinai paprastas ir patogus ir greitai veikia. O važiuoja šis elektromobilis puikiai. Ne, žinau, kad šiam priekaištų tai neturiu jokių. Gal norėčiau dar vienos regeneracijos padėties, kad būtų šiek tiek rimtesnis one pedal drive'as. Bet šiaip pakaba dirbo puikiai, ne per standus, vairuojasi maloniai. Klusnus automobilis. 105 kW jam per akis. Tikrai nėra iš čia kažkoks labai didelis sportininkas, bet viskas su juo labai gerai. Vairuojasi smagiai, rieda smagiai, jaučiuosi jame gerai, garso izoliacija pakankama pagal jo kainos lygį.
Netgi sakyčiau geresnė negu tikėjausi. Vienintelis trūkumas šio automobilio yra nedidelis nuvažiuojamas atstumas. Ir mes su Paulium diskutavom labai dėl to atstumo. Bet, pavyzdžiui, pagalvojau, kad mano žmona per dieną nuvažiuoja labai nedidelį atstumą. Į darbą pirmyn atgal ir gal iki kokio centro pirmyn atgal. Tai vis tiek gaunas per dieną 20-30 km. Tai jeigu elektromobilis nuvažiuoja apie 170 km, tai gal net vieną kartą per savaitę užteks jį pakrauti. Viskas ok. Bet jeigu prisireiks važiuoti kur nors, kad ir į Vilnių, kuris nėra labai toli, tai yra apie 100 km iš Kauno, dar jeigu važiuosim iš namų, tai gausis koks 120-130 viso, jau bėda. Jau reikia skolintis kitą automobilį arba nuvažiavus į Vilnių, kadangi šis elektromobilis gali priimti iki 50 kW greito krovimo, tai aišku, iki 100% tokiu greičiu jūs net nedakrausit, tai krausit jį čiutme valandą. Turėsit paskirti beveik valandą laiko, susirasti elektros krovimo stotelę, jį ten pastatyti ir krauti. Bet vėl, jeigu būtų pakankama infrastruktūra, jeigu atvažiuojam į Vilnių darbo reikalais, viskas kaip ir ok. Atvažiavai, pastatei, palikai kraut, padirbai, atsisėdai automobilį, grįžai. Čia tokias dvi medalio pusės. Gerai, o šitą automobilio išvaizdą mums patiko ir šiandien be skrupulų duodu 9. Aš irgi. Dar labiau patiko mums automobilio vidus. Iš vienos pusės labai keistas sprendimas yra tos keistai varstomos šoninės duris. Minusėlis. Kur gale sėdintis keleivis yra linkęs nusimušti galvą. Bet minusėlis čia. Taip. Ir ganėtinai nedaug vietos gale sėdintiems keleiviams. Bet šis automobilis akivaizdžiai yra skirtas priekyje sėdintiems keleiviams. Akivaizdu. O salono medžiagų kokybė ir apskritai bendras vaizdas mus labai džiugina. Ir šis automobilis netgi atrodo brangesnis negu kad yra. Kur kas pakalbėjom, kad mes važiuojam ir jaučiamės, kad važiuotume kur kas brangesniam automobilį, todėl duodam vėlgi 9. Aš 8 duodu. Kodėl? Mažai vietos gale. Tai dėl to, kad čia mažas automobilis. Peugeot 208 irgi yra mažas automobilis, bet gale vietos yra ženkliai daugiau. Gerai, 9,8 ir 8,5. Automobilis važiuoja puikiai, aš gal ko pasigendu tai iš stipresnės regeneracijos, todėl duodu jam 8,5. Aš duodu 9, nes aš nesugalvojau prie ko prikibti. Nu, tada aš irgi nusigalvoju. Puikiai, labai gerai valdomas, ne per standus, ne per kietas, ne per minkštas, viską daro gerai. O dabar yra didžiausia diskusija visgi šito automobilio kaina. Kaip mes minėjom, automobilio laidos pradžioje, jeigu atsimenat, va čia visai nesenai prieš kokį 20 minučių kalbėjom, kad šito automobilio kaina yra stipriojo pusė. Bet, ko mes toliau su Izidorium diskutuojam ir mes jau dabar nebežinom per tą pusvalandį, ar iš tikrųjų ta kaina yra tokia gera. Už panašią kainą galite įsigyti Opel Mokka, kuris turi 50 kWh talpos bateriją. Galite nusipirkti silpniausią Leafą, kuris turi 40 kWh talpos bateriją, kas nėra jau labai daug, bet vis tiek daugiau negu šiai Mazdoj. O dar dasidėję vos galite nusipirkti ir su 60 kWh talpos baterija. Aš manau, galite nusipirkti Peugeot 208, kuris turi taip pat didesnę bateriją. Iš esmės, dauguma elektromobilių esančių panašiam kainos lygį turės didesnę bateriją. Aš manau, kad Mazda žino, kad čia baterija yra jų silpnoji pusė ir ką jie padarė, jie į tokį automobilį įstatė rotorinį variklį, kuris veiks kaip generatorius. Tarp kitko, man labai įdomu būtų išbandyti, nes kažkur skaičiau, kad rotoriniam varikliui nelabai svarbu, kokį kurą jį pilsi. Taip. Tai bus labai įdomu, kaip jis atkeliaus į Lietuvą, mes būtinai pasistengsime įgauti, bet kol kas negavome ir dabar kalbame apie šį variantą stovintį už mus. Tai 30 kWh naudotinų. KWh šiem laikam yra tikrai mažai. Bet vėlgi, tai yra miesto automobilis, bet kaip Izidorius sako, už tą pačią kainą gali nusipirkti. Gerai, mes pabandysime Opel Mokka, tada gal bus aiškiau. Jo, nes labai sunku lyginti automobilius iš nuotraukų. Bet kokiu atveju naujas elektromobilis tokia kaina yra gera, duodam 8. Aš 7 duodu. 7,8 yra 7,5. Ir dabar atėjo pats pagrindinis dalykas, tai yra jūsų brangų žiūrovai. Man labai įdomu, ar žiūrovus papirk šio automobilio išvaizdą. Jinai specifinė. Mane asmeniškai, žinok, visai papirko. Tai
Ai, matom iš balų, kad papirko. Taip. Ir dabar įdomu, kaip jūs vertinate. Šitas automobilis vis tiek yra toksai, nemanau, kad jis labai skirtas masėmis, tiek jisai toksai specifinis ir mes pasižiūrėjom pas save Instagrame. Jum ant stalo patiekėm Mazda MX-30 ir jūs visi susirinkote ir atidavę savo balsus nusprendėte, kad štai šis FJ Cruiser dvynys yra vertas štai šiokio tokio. Va šiokio tokio balo. Va tokį balą davė mūsų žiūrovai, o dabar atėjo laikas Gediminui, kuris reikia vėl priminti. Reikia priminti. Neužmirškite, kad Gediminas pasikeitė savo profilio nuotrauką. Palaikinai? Pamiršau. Aš tai širdelę uždėjau net. Pamiršau palaikinti. Bet atrodo, tai ten wow. Wow, super. Ten žmona fotkino garantuoti. Taip. Tai dabar Gediminas suskaičiavo visus balus, padarė jų vidurkį, padarė, ne šiaip su, nepaėmė, kaip čia, negavo, padarė konstantą ten tą. Ir išėjo vidurkis šiam automobiliu ir jis gavo vat štai tokį balą, kurį dabar galite matyti vat ant ratlankio. Taip. Taigi, patiko mums šitas automobilis, bet jisai... Bet jis turi trūkumą. Taip, turi trūkumas yra baterija. Bet visgi, žinai, ta baterija... Tai yra miesto automobilis ir jums, aš praktiškai garantuoju, kad kiekvienam važiuojant mieste šitos baterijos užteks. Bet yra vienas, ką Izidorius čia pasėjo, tokią abejonę, taip sėjo. Ir pasėjo, mes tą abejonę, tikiuosi, netrukus patvirtinsim arba paneigsim, išbandę šio automobilio konkurentus. Gal jūs turite savo garaže kažkokį konkurentą? Arba kieme. Taip, arba kieme, jo, kieme stovi, kraunasi, pavyzdžiui. Jeigu turite elektromobilį arba kokią nors kitą, jeigu turite elektromobilį, plaginą arba apskritai kokią nors įdomią elektravaromą transporto priemonę, tai parašykit mums Instagramą, mes su jumis susisieksime ir pasidalinsime jūsų modelių su mūsų žiūrovais. Ačiū visiems, kad buvote kartu, užsukite pas mus į Instagramą ir YouTube'ą, ten galėsite pamatyti to, ką dar nebuvote matę arba praleidot ir mes susitiksime jau kitą savaitgalį per televizijas. Nes mes žinom, ką jūs veikiate savaitgaliais, jūs žiūrite gazą, abu gazus 10:30 per TV6. Ačiū visiems ir iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Nuomotis automobilį lengva. Mobile LT. Patikimas partneris.